Pjesės pavadinimas, kai mes būsim jauni, gimė galvojant apie tai, kuria kryptim juda laikas. Nes pavyzdžiui, mes visi žinom, kad laikas nuo gimimo iki mirties juda tiesiaja pirmin. Kartais laikas gali judėti atgal, tada kai mes bandom prisiminti, tai mūsų galvoje mes atsukinėjom tą laiką atgal, galim paleisti vėl kažkokį tai vaizdelį nuo tam tikro momento ir vėl atsukti atgal. Ir aš tiesiog pagalvojau, jeigu, kaip yra teorija, kad pasaulis vystosi kažkokia tai spirale, jeigu laikas juda iš tikrųjų spirale ir senatvė niekas nesibaigia, o ratas apsisuks ir mes vėl būsim jauni. Aišku, tai yra vaizduotės žaidimas, bet kokia buitinė logika pasakytų, kad senas žmogus daugiau niekada nebebus jaunas, bet kodėl nepasvajoti?